Martynas, šiandien praleidai rytinę treniruotę, nes buvai nuvažiavęs aplankyti Madrido Realą. Kaip sekėsi, ką nuveikei ten gero? Komandos nebuvau aplankyti, bet buvau porą daktarų pamatęs. Tai buvau, nuvežė mane į polikliniką, į ligoninę tą jų, padarė keletą testų, sveikatą patikrino ir viskas kaip ir. Tai turbūt jos labai domino tavo sveikatos būklę susijusi su operacija. Šiek tiek domino, bet jie jau mane matė po tos pačios operacijos, matė, kad gerai jinai praėjus buvo. Taip, kad jiem per daug nerimo tas nekėlė, bet jie prašė, kad atvežčiau būtent tą magnetinį rezonanso rezultatą, kurį Kaune dariausi prieš savaitę. Tai aš jiem tą diską atvežiau, šiaip jie tiesiog širdį patikrino, kraują paėmė, rengeną padarė ir viskas pagrinde. Skaudėjo labai kaip kraują ėmė? Ne, kraujo nebijau. O tai krūvį davė kažkokio, ne? Ne, šiandien buvo visiškai be krūvio jokio, tiesiog ramybės būsino širdį pažiūrėjo, kardiogramą ir viskas. O su kokiais nors komandos vadovais teko susitikti? Ne, tik tai telefonu kalbėjau su treneriu vyriausiu. Nieko, pasveikino, kad viskas sėkmingai praėjau ir sakė, tikisi, kad galės atvykti rytojos varžybas. Pažiūrėti, tai ne? Pažiūrėti. Dar žiūrėk, federacija ispanų skelbė, kad ypatingas dėmesys bus dabar iš Ispanijos fanų naujajam Madrido Realo pirkiniui ir Jonui Valančiūnui. Tai nebus tavo papildomo spaudimo pasirodyti ispanam? Ne, to papildomo spaudimo, ką, tiesiog žaidi tą krepšinį ir žiūri, kaip sekasi. O porą žodžių apie rytojos rungtynes? Žinom, kad tikrai bus sunku, reikia žaisti tikrai geriau negu žaidėm paskutinėse 3 varžybose, taip kad jau prieš ispanus niekad lengva nebūna. O kurias vietas ypatingai reiktų pagerinti? Sumažinti klaidų skaičių. Ačiū labai. Sveiki atvykę į Madridą. O tu kur klausyk? Užžiūrėk man pas tave. Aš tau duosiu, žinot, kambarį būsi? Aš arba 964 arba kambarį terapiniam. Tai aš susirasiu. Gerai.